Taip, čia yra mano antras kokteilis. Bus ir 10, tai kol kas, kol aš esu dar blaivas, noriu pasakyti, kad jauniesiems labai gerai sekasi, kad labai gražu viskas. Tikiuosi, kad bus taip ir toliau, o paskui aš nežinau, kaip bus. Tai nežinau, džiaugtis ar verkti, dėl to, kad ar praradau labai gerą draugą nuostabiai antrai pusė jo, ar susiradom labai gerą komandą. Labai atsiprašau. Tikrai labai atsiprašau. Ar jums negėda? Labai atsiprašau. Ar jums negėda? Gėda. Išsiaiškinsim? Gerai. Mes už ją perkime. Jo. O dabar jau mes. Kviečiam visus. Passport control. Čia tikrai tėvai turi tą dalyką daryti. Taip. Atrodo kaip obuolių pyragas. Horizonte nematyti, bet girdėjau, kad jie jau yra stovėjimo aikštelė ar dar ne? Jie dabar išvažiavo pasivažinėti. Jie pasivažinėti išvažiavo. Ok, nieko tokio, jų diena gali daryti, ką nori. Laiko dviesi. Draugai, važiuojam! Ta Vespa 10 balų. Žiauriai patiko. Džiugas taip užgazavo, aš galvojau, kad aš iškrisiu su visa savo nuometa. Kvapas buvo nekoks šiaip iš tikrųjų pirdos. Kai užgesino toks lengvas žoliapijos buvo, tai priminė šiek tiek savaitgalis, bet šiaip viskas gerai. Patiko važiavimas, patiko emocija, gal šiek tiek mūsų galas buvo miręs, bet šiaip viskas labai gerai. Pasiekimas buvo neblogas. Pirdo patiko, bet man atrodo, ta Vespa ilgai neišbus, kažkas ją pavogs, tai irgi pasižiūrėsim. Aš tikrai nevoksiu. Jeva, džiugai, tėveliai pasitinka duoną, druską, vandenio ir privatus momentas jausite jūs kažką pasakyti. Brangieji mūsų vaikai, šiandien mes jūs pasitinkam kaip naują šeimą. Turim tokias paprastas dovanas, bet jos turi nepaprastą prasmę. Duona, kad jūsų namuose netrūktų sotumo ir jaukumo. O šiluma, kurią dalinsitės prie to stalo, turi būti pati svarbiausia ir bus svarbesnė už gardžiausią maistą. Druska, kad gyvenimas nebūtų prėskas. Su ko tekila išgerti. Kad gyvenimas turėtų skonį, reikia ne tik saldžių, bet ir sūrių akimirkų. O jeigu kartais to sūrumo jau bus per daug, galit nugerti taikiu susitaikymo vandeniu. Tai priimkit šitas dovanas kaip mūsų palaiminimą. Ten nušviečia jūsų kelią Dievas ir tik globoja jūs, Marija. Ačiū. Ačiū. Aplodismentai čia labai tinka. Laužykit vieną džiugai, laužykit, paragaukit. O mes jau plojam visą laiką, tai važiavom, tai visą laiką plojam. Draugai, dar, prašau. Labai patiko, kad vietoj vandens nebuvo nieko kito. Ačiū labai, išsaugojo mano sveikatą. Ir ką, vakarėlis. Šiandien, aš nežinau, gal kiek ašaros. Gal daugiau, kad nors rimčiau patrauksiu.
Taip ir pradedam sveikinti. Pinigai. Pinigai. Ir butelis vyrai. Ačiū. Ačiū labai. Už jų. Ir jeigu kada reikės atgaivinti aistrą. Visada priimsim į tą patį rūsį. Ačiū. Tikrai. Šiaip, kad meilė niekada neišblėstų. Ir šiaip jūs labai mėgstat keliauti, kuo daugiau kelionių, ta prasme, ir kad visa jūsų meilė būtų kelionė. Ir labai daug pirmų kartų ir kad jie niekada neišblėstų ir dėl to aistra užsiliktų visam gyvenimui. Ačiū labai. Dėkui. Ačiū labai. Man patinka, kad pinigus. Taip. Man šnapsė. Čia viskas mums! Hei! Super! Tutto bene, tutto bene. Dėdulė į babušką. Žinokit, paruošus, pažiūrėkit, kaip gražiai. Mėly mūsų Ievutė ir Džiugai, šiandien jūs uždegėte naują jaunos šeimos židinį. Pripildykite jo liepsną, meilės, supratimo, pasitikėjimo spinduliais. Neleiskite jokiems gyvenimo vėjams, audroms ir uraganas jo užgesinti. Jūsų mylinčiai močiutė ir senelis. Ačiū labai. Džiugai. Super? Super. Patinka? Viskas. Aš džiaugiuosi. Mano mėlyjeji. Džiugai. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs Pagaliau. žengėt tokį žingsnį. Ačiū, Aleksai. Спасибо. Спасибо, мои родители. Būkit laimingi. Čia jums. Ačiū labai. Nuotrauka. Ir Džiugai. Jej. Na, ačiū labai. Dėkui. Ačiū, kad su mumis esat. Na. Aš labai džiaugiuosi. Ačiū, Vyta. Halo. Žiūrėt fotografę. Va, aš čia. Aha. Daug konkurentų. Ačiū labai. Jums labai. Nukas ateina. Meilės pavyzdys. Santuokos ilgiausios. Taip, mėly jaunavedžiai, jumis su pačia nuostabiausia švente šiandien sveikiname. Linkime laimės, džiaugsmo gyvenime visam. Ačiū labai. Abiem ištikimybės. O, teisingai, būtina ir papildyti reikia. Спасибо. Super, ačiū labai jums. Dėkui. Venga, venga, venga. Tai šiaip tai retas atvejis, kada visi ateina kažko palinkėti, pamokyti gyvenimui, bet žiūrint į jūs atrodo, kad gali mokytis iš jūsų kelių dalykų. Tai pirma, būti tokiem laisviem, paprastiem, no streso. Tai čia mes savo linkim, žiūrėdami į jūs, va to tokio ėjimo per gyvenimą lengvai, užtikrintai, paprastai. Ačiū jums labai. Ačiū. Gerbkit vienas kitą. Tau rekomenduoju išsilaikyti medžiotojo bilietą. Tada pajausi tą laisvę dar labiau. Ačiū labai. Vau, Dimukai, nužiūrėjau. Labai. Ačiū. Ačiū labai. Jūs irgi kaip nuostabiai atrodo, susiderinę su fantazijom. Ačiū labai. Gali ten iš Škoda mėlyną. Labai geri ledai. Ne, chill. O jau mano gražesnis. Nauja. Žiūrėm čia. Robi.
Tai va. Sveikinu labai. Ačiū. Kas gražiausia, kas mieliausia, daug kelionių, smagių kartu, galbūt ir su mumis visais irgi. Taip. Gal labai norėtume. Labai norėtume. O iš manęs būtų linkėjimas. Duosiu kompasą, kad jisai rodytų ne į tikrą šiaurę, o į tikrą laimingą gyvenimą. Gerai. Aš net nežinau, bet čia taip skaniai atrodė šitas gerimukas. Wow, kaip gerai. Ne, tu bene. Gali mums itališkai pasakyti sveikinimo. Prašau. Aš pasiruošiu šiaip lietuviškai. Ne. Jaunikiai linkiu, kad stovėtų stikliukas ant stalo, o jaunai, kad duotų išgerti iki galo. Nuotrauka, tik čia. Ateik. Ne, tai aš ateinu gal. Jūs iš vis kažkaip į krūmus nuėjot. Neatrodo jums taip? Tau reikia, ne, komandos dar. Papildymo. Aš kaip ir tuščiom, bet ir netuščiom. Tu parodyk voką iš karto. Aš žinau. Deimai sakau, jie va ateiti ir iš karto plėš. Iš karto plėš. Aš žinau. Vokas yra. Parodyk. Vokas toras. Vokas toras kaip ir Kupiūras stambės. Kupiūras stambės Ten kaip ir neprispausdina iš smėlio arenos. Nu ką, draugužiai, bičiuliai. Sveikinam. Tai visų pirma, nejaučiu reikėtų pradėti to, kad sveikinam. Manau, jo. Pagaliau, kaip sakant, ir oficialiai, ir neoficialiai, ir visai kitaip tapus pora ir šeima jau. Šeimos ūkių gal galima taip jau būtų pavadinta, ne? Tai tikiuosi, kad tas vienetas toks ir išliks stiprus, koks yra, ir toliau teiks mums gal labai geras emocijas. Ką reikia? Neatsibodolauk. Trumpai, apie eilę. Mes ką tik atėjom. Mes jau pasirepetavom žiauriai greitai. Dainuosim Shakira, rusiškas eilėraštis iš mokyklos. Ir improvizacija yra mūsų didžiausias ginklas. Merginos, Shakira, pavarykit dabar. Ateinam. Ką ten jau kaip bus prikalbėjot? Improvizacija geriausias jos ginklas. Mano mėgstamiausias. I'm not your feet. Whatever, whatever. We're meant to be together. I'll be there and you'll be here. And that's the thing, my dear. Whatever, whatever. Gerai dabar. O Lukamorė daug zelionų. Biškai jaudinuos, nes labai gerai ten tas Shakiros parodija buvo padaryta. Nežinau, ar padarysim geriau. Galiu keiktis. Karočią, aš rytą dariau žiedlapius, bet pamiršau, kad mes vestuvėse, tai jie juodi tipo. Labas vakaras, labą dieną. Labas vakaras. Čia žiūrim. Super. Nu tai sakys sveikinimų žodžius. Ne, tu sakysi. Jo, man sakė, kas dėša dėžė, tas ir sveikinimų žodžius sako. Sveikinu su šią švenčia. Nu, kad žemę visada jaustumėt po kojom ir iš dangaus kristų ne tik lietus. Prizumint su tavo barzdą. Fokusas yra? Yra. Čia va čia. Nu tai zdorovo. Seniai matėmės. Tiesiog toks. Čia jau į chatą sugrįžom jau. Sunku buvo patikėti. Nu tai gal kas Gražaus pasakyk kažką, nu tai kad jūsų meilė būtų kaip upė, tekanti, gaivinanti ir neleidžianti išsistovėti. Gyvenimas sotus ir prasmingas.
Ir apie tą druską dar kažką norėjau pasakyti, kad truputį būtų druskos. Bet visada kartu. Būkit laimingi. Ačiū labai. Džiaugiamės. Dėkui. Eilėraštį gal kokį, ne? Gerai, tinka. Gal... Dedasis išliubliavo namo. Mona Ugnė, vyriausia sesė, tu taip klauso. O tu jau pasakė savo žodį? Viskas tarėt? Ne, aš palauksiu, kol kiti pasakys. Sparčiau, žmoną grįžtant pamačiau. Ir vėl mane rūgos, nei išvarius, nei vagos. Ar jūs dar gyvi? Taip, mes dar gyvi. Kažkas tikrai mano žmynė ant batų. Viskas jau. Gerai. Skop. Hei. Tu pradėk. 3 naktis ir 3 dienas ruošiasi kalbą Kornelija. Ne. Kurią pasakysiu aš? Tu pradėk. Aš pradėsiu. Tai daug ko noriu pradėti. Tai atėjom čia, parūkėm, išgėrėm, kada sustojom laukti jūsų, pasirepetavom ir vedėjas sako, dabar Džiugo pusė rėkia Džiugas, Ievos pusė rėkia Ieva. Ir aš toks dabar klausiu, o už kurią pusę man rėkti? Ir aš toks džiaugiuosi turėdamas galimybę rėkti už jūs abu. Ir turbūt mes abu su Kornelija džiaugiamės galėdami būti liudininkai mūsų šventės apie jūs, nes vis tiek šventė yra mums apie jūs. Ir iš esmės prieš porą savaičių dariausi labai daug tyrimų, koks yra darnios ir sveikos šeimos, kas yra labai svarbu. Tai labai svarbu meilė, kad kompromisai, ginčiai baigtųsi kompromisą. Tai dar buvo vienas labai svarbus niuansas, kad labai svarbu, kad būtų geras virškinimas pas abu. Jeigu abu neturi problemų, nueiti į tualetą, būti drąsus, turėti pokalbę apie šitus dalykus. Ir tai yra labai labai svarbus dalykas šeimoje, darnoje. Ir šioje pusėje mes turim pasiruošę jums vieną dovaną, antrą dovaną. Ir trečia dovana mano kišenėje yra vienam iš jūsų tai bus kaip vakaro užbaigimas paskatinti ir pagerinti skrandžio veiklą. Kitam bus tas pats, bet galbūt dar sukels vieną kitą sentimentą. Ir antrą kalbos dalį sakė Kornelija pratęs. Tai ačiū, čia kad perėmėjai. Iš tikrųjų, kuo aš džiaugiuosi, tai kad turiu progą ir turėjau progą pažinoti jūs abudu atskirai, kai dar nebuvo Ievos ir Džiugo kaip vyro ir žmonos. Šiandien oficialiai, labai gražiai, labai be galo romantiškai. Tai džiaugiuosi, kad susipažinau su jumis atskirai ir džiaugiuosi, kad turėjau progą regėti jūs abudu kartu. Jūs labai tinkat vienas kitam. Labai jūs myliu. Ir labai gaila, kad leidžiu per mažai laiko su jumis. Bet tikiuosi, ateityje bus daugiau akimirkų. O jum palinkėsiu tobulo, netobulo gyvenimo. Myliu jūs abu labai. Ačiū tau labai. Ačiū, kad esat mano gyvenime. Tikrai labai kaip čia simboliška po to atėjau. Darysim nuotrauką, Pauliau, visi ten kartu. Čia jum. Ačiū be galo, kad esat. Be galo, kad esat. Ačiū. Myliu, bučiuoju. Nepavargau, aš taip pasikūriau. Aišku, jeigu taip nuoširdžiai, atsimenu, ką sakė mažai. Taip, Džiugai, tu pačiu laiku.